Sveiki visi, aš esu Ernestas Struginis, mano šaukinys yra Romeo, aš esu savanoris su kovinė patirtimi Ukrainai. Taigi mano specialybė yra šturmavikas ir šiandien mes pakalbėsim apie mano ekipuotę. Pirma, pakalbėsim apie plate carrierį. Plate carrierius tai yra realiai lengvi tokie šarvai, kurios yra naudojami, pagrindė mes naudojame visi šturmuose. Nes čia yra balansas tarp svorio ir apsaugos. Nes plate carrierius uždaro krūtinę, nugarą. Mano variante, kaip matote, yra dar tai vadinami sajano šarvai. Jie uždaro apatinę dalį pilvo ir truputėlį kojas, kur ir kritinis, kaip sakoma, kraujavimas gali būti. Tos kritinės vietos. Ir yra iš šonų, pas ne irgi šonų apsauga, yra balistiniai paketai. Minkštas balistinis paketas nuo skeveldro. Nuo kulkų jis neapsaugo, nebent čia yra pistoletinė kulka. Kokio lygio maždaug tas minkštas šarvas sudai? Minkštas šarvas čia yra pirmos klasės šarvai, bet realiai Ukrainai jau taip daroma gamyba gerų šarvų, kad čia realiai prie antro klasės galima. Tai visi pagrindę naudoja pirmą klasę, nes plus svoris yra lengvesnis. Jo ten ant 100 gramų gali būti lengva, bet po to čia va taip ir išeina. Skaičiuoju 100 ten, 100 ten, bam, 5 kg. Tai aplamai, kodėl dabar papasakosiu, kodėl aš dabar taip viską komplektavausi, tai visada pagrindė yra 3 dėtuvės. Nes mano specialybė yra kaip šturmas, tai aš visada va, čia yra 3 papildomas dėtuvės, nes man tai yra patogu. Kai kurie, pavyzdžiui, 2 dėtuvės ir granatų dėklas daro. Bet man taip nepatogu. Pasien granatų dėklai yra iš šonų, nes aš esu kairė rankis, bet aš laikau ginklą dešinę ranką. Tai man realiai išimti, pavyzdžiui, granatą nėra problemos. Taip pat pasien yra čia turniketai. Iš kairės, iš dešinės pusės, nes, pavyzdžiui, jeigu aš gausiu sužeidimą, į dešinę ranką, aš galėsiu su kairė ranką atidaryti, išimti turniketą ir duoti savo pirmą pagalbą. Taip pat pasien yra čia, kaip sakoma, administratyvinis paučius, bet realiai aš jį naudoju papildomai medicinai. Pasien čia yra visada dar papildomas turniketas. Plius pas mane buvo dar kita versija administracinio paučio, čia galima buvo dar nešti turniketą, bet man reikėjo jį atnaujinti. Tai visų pikta, šį kartą tokio nepamatysite. Gerai, pradėsim dar papildomai iš mano komplektacijos, pas mane čia yra telefonų dėklas. Realiai, labai ironiškai, kam man telefonų dėklas kare, bet yra darbiniai telefonai su kariniu žemėlapiu. Tai realiai žiemą labai apsimoka, nes vis tiek šalta būna, išsikrauna greičiau, čia pas tai dėkliukas toks. Ir plus vis tiek, mus apšaudo, mes krentam dar kažkas, tai dėklas irgi apsaugo telefoną. O ant krūtinės to variantą nenaudoji? Kur būna atsiverčia? Pasakė, kaip čia truputėlį vietos neužtenka, bet ateičiai aš galvoju gal tokį padaryti variantą. Nes aš dažniausiai būdavo 90% tai planšetė. Tai jį pasien gulėdavo kišenį didelį. Taip, iš dar dešinės šonų, kaip matote, čia yra neštuvai individualūs kiekvieno kario. Ne visi kol kas tokius nešioju, čia šiaip kaip mano buvo idėja, aš pasiūliau po vienos kovinės užduoties, nes tam dėl tikrų priežasčių karys gavo sužeidimą ir jį neišėjo evakuoti. Ir aš pasiūliau, kodėl jeigu kiekvienas karys neturėtų savo individualių neštuvų, nes svoris jų nedidelis, pagrindę yra, aš žinau, kokį čia modelį aš naudoju, nes man nupirko jie. Tai jų yra pagrindinė problema, jie yra labai mažas, jie yra į ilgį kažkur 1,50 m. Tai, bet lauko mūšyje, man rodos, nebus labai įdomu, kokį ten ilgį, pagrindę bus išnešti jį. Nebent kokia nors kojos trauma, tada liktų kabėti kažkur, arba galva, arba kojas. Taip, bet jie nėra padaryti ilgai nešioti, jie yra padaryti išnešti ten 300 metrų kažkur, kur bus jau paramedikas arba šaulys gelbėtis su normaliais neštuvais.
Čia tiesiog kaip turniketas, laikinai. Užsidėjai turniketą, baigiai kraujavimą, tai čia yra tas pats. Uždėjom, išnešėm truputėlį, viskas, perdodam. Va. Iš kairės pusės, tai vėl granatas dėklas ir akinių dėklas. Nes pagrindinį dalyką, ką aš pastebėjau, čia truputėlį paskaičiavau savo biudžetą, pas mane daug pinigų išeidavo akiniams, nes aš neturėjau dėklą. Aš užsidėdavau, ėjau į užduotį, po to po užduoties grįžti, žiūri, viskas. Ten šrapnelis, ten dar kažkas sproga, ten akmenukai, viskas supražyta, nieko nematoma. Arba nėra vizualiai kažkur padėti. Tai aš toks vieną kartą nusprendžiau, reikia jau dėklą nupirkti dėl viso pikto, nes tai irgi yra pinigai. Va. Tai jeigu kažkam įdomu, kokią aš plaitkerį naudoju, tai yra MTAKas Curaçao pirmos generacijos. Visada taip išeina, kai aš nupirku kažkokį dalyką iš MTAKo, po 2 savaičių išeina kitos kartos generacija, aš toks... O kaina jų realiai nestipriai skiriasi, nes pirmos generacijos neturi va čia kaip ant petnešų greitą tą nusiimą, kritinį, kai reikia. Pasai tik iš šono yra. Kur čia mes? Va, čia uždedam, patraukiam, viskas. Šonas nusikaba. Apie plaitkerį kaip ir viskas. Dar pirštinės matau esi. Apie pirštinės. Tai apie pirštinės, tai pas mane paprastas mechanikų. Realiai tik va tokias ir naudoju. Šiaip žiemą irgi labai patogus ir maždaug jų gyvenimas, jeigu taip intensyviai naudoti, tai 4 mėnesiai. Po to nusidrožia. Bet kaina, kokybė ir, kaip sakoma, kiek jie išgyvena, taip pasakant, tai apsimoka. Tai visada prašau, kai jeigu man kažkas siūs paramą, atsiųskit tokį daugiau. Į kokias užduotis ar kokiam veiklom dėdės va tą plaitkerį? Taip, šturmai, nes šturmą reikia mobilumų, bet ir reikia apsaugos. Tai čia pats geriausias variantas. Užduotis, kur yra tikimybė, kad labai stipriai apšaudys irgi. Nes, sakau, plaitkeris čia yra apsauga ir čia yra vidurys tarp sunkios ekipuotės ir iš vis be apsaugos. Tai pagrindė šturmai. Tokio pas mane nebūdavo, kad iš vis nereikėdavo šarvų, nors porą kartų reikėjo webingą užsidėti tik. Tai jeigu dar pakalbėsim apie turniketus, tai pavyzdžiui, anksčiau turniketai būdavo ant šonų pas mane, nes buvo truputėlį kitaip padarytas dėklas, tai dabar išėjo kažkada nauja generacija. Va, aš atidarau. Va, surand lipduko. Tai realiai pasiarčiau granatas, nes aš truputėlį jausdavau, kad taip rankų laužasi, negaliu ištraukti granatą. Tai realiai būdavo problemas. Va. Tai realiai čia kažkur, kiek čia 10, ne 10 cm, gal 5, kad man sutaupo vietas papildomai dar kažko. Va. Ir plus šitam iš 2 pusių galima. Čia toks, iš viršaus, iš apačios. Plus čia yra markerių vieta, bet aš kiek nedėdavau, visada prarasdavau kažkodėl. Realiai... Pačiam markeriui? Taip. Užsidėjai markerį, po kovinių grįžti nėra, nes kažkur iškrito dar kažkas, tai... Čia tokia, kaip gal tiesiog, kad parduoti daiktą geriau ir viskas. Realiai tai neveikia. Dabar pakalbėsim apie modulinį šarminę liemenę. Kaip sakoma, dar sunkiojo pėstininko. Tai realiai naudoti galima apkasuose, kur reikia tokio vietose, kur daugiau stovi, sėdi, stebi, reikia papildomos apsaugos, nes mina irgi gali atskristi. Tai irgi, beveik tokia pat komplektacija kaip per plate carrierį. Vienintelis niuansas pas mane čia truputėlį nėra kaip per plate carrierį buvo viršui irgi toks admin paunčas, pas mane čia Britų kariuomenės paunčas. Čia yra, šiaip, aš nežinau, čia yra pistoletinė dėtuvės dėklas, bet aš jį naudoju turniketui. Šiaip, realiai, va taip. Dėtuvės, admin paunčas, sajano šarvai. Vienintelis, kuo skiriasi, tai su jo aš nešioju ant pečių apsaugą.
čia minkštas kevlaras yra, ir yra kaklo apsauga. Nes pagrindinis dalykas, pati baisiausias, kas gali su jumis tikti, tai yra, kai skeveldra pateks į kaklą. Nes yra arterinis kraujavimas, yra veninis kraujavimas. Tai plus kaklą negalima su turniketu, nes negalima taip, galima tiesiog mirti savo užspausti. Tai realiai pas jūs kažkur 7 sekundės, kad spėti prispausti kaklą. Ir jums reikia, kad jūs kuo greičiau gautume pirmą pagalbą, nes realiai jau, jeigu jau užspaudžiate, tai ne ant sekundžių jau laikas jūsų eis, bet ant minučių. Jūs vis tiek kažkiek kraujuosite. Taip pat, čia parodysiu. Visi tie šarvai tokia pat lygia, ne? Taip. Dar aš turiu, kaip sakoma, čia paminkštinimas ir kad netaip prakaituotų. Irgi geras dalykas. Prie kažkur čia padėsim, kad nesimaivuotų. Dar biškai apie šarvą. Kokios klasės ir jisai, jeigu gerai suprantu, yra tik skeveldrams skirtus nuimti, ne? Ne tik skeveldros, jis turi irgi šoninius paketus minkštus, iš šonų krūtinės ir turi plytą. 3 klasės. Plytą aš po to vėliau papasakosiu, apie ją išimsiu. Bet pagrindė, kad čia visur yra kevlaras, netgi ant petnešių yra kevlaras, kad visaip uždaryti, nes jau uždaryt, pas mane visas kaklas uždarytas, pečiai uždaryti ir aš kaip užsidedu pas mane čia dar, pas mane jau uždarytos 3 kraujavimo vietos, tai rankos, kaklas ir kojas. Vienintelis niuansas yra, kad sveria daugiau ir tu jau netoks esi mobilus. Nes jeigu mano plate carrierį paimti, tai jis sveria apie 5 kg. Čia su dėtuvim, su granatais, šitas 7 ten plus kilogramai. Tai nors ir 2 kg yra ne tiek daug, bet realiai, kai tu pavargęs, kuprinę, dar po kovinių grįžti, nes reikia vis tiek eiti į rotacijos vietą, kur jūs paimsit, čia reikia dar daeiti. Gal prasidės apšaudimas, pateksite apšaudimą, niekada nežinai, kas bus. Niekada. Kai kurie žmonės būna naudojus šoninius paketus. Realiai nesuprantu, bet man vienas ginklo brolis pasakė, tu mobilesnis tampi. Bet vėlgi, yra toks niuansas, kad jeigu skeveldra pateks į šoną, kur nėra apsaugos, tai pas jūs viduje bus faršas. Nes skeveldras, jos, kaip sakoma, mėgsta vaikščioti. Kur užėjo skeveldra, jie gali iš vis po to būti kitoj vietoj, nes jie taip mėgsta vaikščioti. Tai realiai geriau pateks į priekį kažkur ir tau ten supjaus vieną organą, negu padarys faršą, kai užėjus iš šono. Nes tada realiai irgi tavo laikas eis jau ant minučių. Vidinis kraujavimas, skausmas, tave reikės nešti. Pas tave viskas supjausta, kaip sakom, faršas viduje. Tai visada rekomenduoju šoninius balistinius paketus, nes jis yra minkštas, jo skeveldra pataikęs, minkštas balistinis paketas deformuosis, gali sulaužti šonkaulius, bet geriau sulaužti šonkaulių būti. O čia labiau standartas yra ar išimtis šoninė apsauga? Kaip tokio standarto pas mus nėra, būtent pas mus, bet rekomenduojama šoninius. Bet visai didžioji dalis žmonių naudoja? Didžioji dalis jo, nes pavyzdžiui, jeigu paimti Lietuvos kariuomenės, dabar naują tą šarminę liemenę, kaip ten, ar čia plate carrieris, aš iki galo negaliu suprasti, pas jūs nėra šoninių apsaugų. Nežinau, kodėl taip, nes irgi pas mano geras ginklo brolis, mane instruktavo, pasakė, pas jį draugas kariavo ten nuo 14 metų, ten daug ką praėjo, bet jis nešiodavo modulinį. Vieną kartą pabandėte plate carrierį be šoninių apsaugų. Pirmą kovinę gavo skeveldrą, iš šoną mirė. O čia yra tokio karo realybė. Tai jo, bet papildomi šarvai tai yra svoris ir mobilumas. Mažiau šarvų, greičiau judi. Kai kurios užduotis prašo tave greičio. Kur nereikia ten šaudyti, dar kažką būna, reikia ateiti, kažką padaryti, išeiti. Čia daugiau prie žvalgybinių ar gal
Tiesiog kažkokia diversija, kur nereikia, pavyzdžiui, šaudyti, ten kažkokį ten pasalą padaryti, dar kažką. Tai irgi turniketo dėklas iš šono, granatos dėklas iš šono ir realiai nieko papildomo daugiau pas mane čia nėra, nes čia yra sunkieji šarvai. Aš pagrindę jos naudoju, kur reikia stačios pozicijos. SP pointas, apkasai, tai ten yra viskas. Žemėlapis, racijos, tai viskas standartiškai. Vienintelis minusas šito modulinės liemenės, šonai balistiniai paketai keičiasi, sajano šarvai keičiasi, kaklo keičiasi, nekeičiasi krūtinės balistinis paketas. Tai realiai, jeigu gausiu kažkur skeveldrą, kur yra krūtinės balistinis paketas ar nugaros balistinį paketą, aš jį nepakeisiu. Man reikės liemenį visą keisti. Tai realiai dar ko čia galima dadėti, kad iš minusų ją netaip pabėgios, nes vis tiek tavo, kaip sakoma, judesys jau netoks greitas ir plus vėlgi čia yra svoris, kuris pereina ant kojų. Nors petnešas čia yra gan geras, bet ir niuansas yra su balistiniu paketu. Tokios gan jau jaučiasi, kad spaudžia. Labadiena, mėly žiūrovai, trumpas intarpas. Mes labai vertinam žiūrovus, bet dienos pabaigoje mes esam parduotuvė ir dar labiau vertinam klientus. Tad būtumėm labai dėkingi, jeigu jums prireiktų taktinės ekipuotės, turistinio inventoriaus ar kažko susijusio su ginklais, kad savo daiktus rinktumėtės Getback'se, Vilniuje Kalvarijų 21, Šiauliuose prekybos centre Bruklinas arba internete getbacks.com. Kariam parduotuvėse visą laiką taikom 10% nuolaidą. Tikiuosi, kad šitas video jums įdomus ir naudingas ir grįžtam pas Ernestą. Taigi, čia yra webbingas, čia yra mūsų kariuomenės, mes sakom webbingas, jeigu kas nežino, tai yra tiesiog liemenė. Vienintelis minusas, čia viskas yra integruota. Negalima nieko čia pakeisti, galima tik kažką čia dadėti. Dar yra pliusas, kad čia galima įdėti vieną didelį balistinį paketą. Aš jį uždėjau ir viskas. Aš turiu iš priekio apsaugą. Jį neturiu iš kito pusės. Va. Jį tik iš priekio. Va. Tai realiai aš jį porą kartų būdavau naudodavus, kai supratau, kad man reikia mobilumo, pavyzdžiui, kaip vairuotojams. Nes vis tiek pas mane čia buvo uždėtas dėtuvės, pas mane buvo meddeklas, tai realiai aš jau uždarytas buvau. Kažkiek. Nes man reikėdavo daug važinėti ant mašinos, man reikėjo mobilumą, nes su plate carrieriu, su šarvinė liemenė mašinai sėdėti, vairuoti ir dar iš jos išeiti ir įlipti, jau yra niuansas. Tai irgi, va čia yra paprastas, irgi čia dėkliukai visokiausi, va čia galima irgi granatai panaudoti. Vienintelis niuansas, kad čia iš priekio 3 dėtuvės dėklas ir ant šono po 2 padaryti. Gal paklausit, kodėl va čia po 1, čia po 2, nes kai tu guli, kad tavo vizuališkai tu galėtum ko žemiau gulti, čia yra padaryta po 1 dėtuvę. Paprasti meddėklai, čia yra VOK 25 padaryta. Kas? VOK 25? Gal jeigu matėte ten iš Kalašnikovo ir pas jį yra toks mažiukas, kur granatomis mėtasi. Va čia yra tas padarytas. Geras labai webbingas, nieko apie jį blogą negaliu pasakyti, savo, kaip sakoma, kainą atmušiu. Nors jis kainuoja apie 100 eurų. Bet tai, kad jisai iš anksto sukomplektuotas, niekada nebuvo problema, ne? Ne. Kad jis sukomplektuotas iš anksto, jis nėra problemų, nes čia galima dar savo dadėti. Nes jeigu tu eini kažkokį žvalgybinį užduotį ar kur nereikia, tu vis tiek dar turi combat beltą. Tu vis tiek dar papildomas dėtuvės turi ant combat belto. Tau tiesiog reikia kažkokio, kur tau nereikia svorį nešioti. Nes tu supranti, kad man reikia iš taško A į tašką B nueiti, sužinoti, kas taške C. Ir viskas. Tai tu supranti, kad šaudyti galbūt nereiks, bet dėl viso pikto, kažką tokio užsidėti galim. Mūsų žvalgai irgi naudoja webbingus.
nes sako, tai yra patogu. Nes žvalgai reikia mobilumo, tu eini į žvalgybą, tau reikia būti greitam. Gal tau reikia kažką susprogdinti, tai, Jėzau Marija, čia su plate carrier, su šarminė liemenė, taip jau, vis tiek. Tai po kiekvieno ten gal po 5-10 km žygiavimo jau jaučiasi. O čia realiai ant tokio lengvo varai. Vienintelis gal kuprinė kažkas sunkaus yra ir viskas. Taip, kovinis diržas. Va čia yra labai įdomus dalykas. Pirmas niuansas, kovinis diržas yra padarytas, kad subalansuoti jūsų svorį. Nes jeigu viską nešite ant plate carrier ir šarminės liemenės, tai jūs subirėsit. Petis, nugara ir keliai. Combat beltas realiai nešiojasi ant klubų. Ir visas svoris turi būti padarytas, kad jis turi būti gerai užspaustas. Jis neturi pas jūs būti ant pečių svoris. Jis turi būti ant klubų. Bet čia yra petnišos, kaip matote. Ir petnišos yra padaryti kaip jūsų garantas, kad jūs jį neprarasit. Pasėjau, vieną kartą buvo kovinė užduotis, mes ėjom per kelią, ir mus pradėjo tankas šaudyti. Aš buvau dar su kulkosvaidžiu, tai savo gyvenime niekada taip greitai nebėgiau su kulkosvaidžiu, kai tave tankas šaudo. Nes tankas yra tokia specifika, jo sviedinys skrenda greičiau negu garsas. Tai tu iš pirmo girdi sprogimą, o po to tik girdi, kad jis į tave šovė, kaip sakoma, tas išėjimas. Tai pas mane buvo tokia situacija. Aš girdžiu sprogimą, gulu, nes skeveldras mėgsta dar porą sekundžių kažkur orbitoje ten būti ir gali tave atskristi. Aš guliu ir aš atsistoju, pradedu bėgti, aš jaučiu, kad svoris perėjo ant pečių. Žiūriu, kad pas mane va čia viskas, kaip sakoma, jau nesilaiko, bet jeigu aš būčiau be petnišų, aš pasilikčiau visą, ką aš paėmiau ten. Ja. Tai yra tiesiog petnišas yra garantas, kad jūs neprarasit savo kovinį diržą, jeigu čia atsiseks. Anksčiau pas mane, kaip matote, iš dešinės pusės yra 2 dėtuvių dėklas ir iš kairės pusės yra 3 dėtuvių dėklas ir tuščiom dėtuvių dėklas. Anksčiau pas mane būdavo dar po vieną papildomą, tai iš viso aplamai ant manęs buvo apie 16 dėtuvių. Bet taip, aš supratau, kad man tai neapsimoka, aš tiek neiššaunu. Plius, tu vis tiek, tavo gabaritai didėja, tai man būdavo nepatogu per apkasus judėti. Realiai reikėdavo tiesiog kaip sviestą, kaip peilis per sviestą praeiti. Gal galima dėtuvę? Tai gerai, dar pakalbėsim, būna pagrindinė žmonės padaro problemą, ne taip korektiškai pastato dėtuvę. Ir tai užima pas jūs laiką. Tai, kaip sakant, dėtuvė turi žiūrėti, tai pas mus yra standartinė, čia bent 10 dėtuvė, tai jeigu matote, čia yra plastikinė detalė, kuri laiko spyruoklę dėtuvės. Tai priekis laikančius detalės spyruoklės turi žiūrėti, pavyzdžiui, iš dešinės pusės, jeigu jūs laikat ginklą su dešinė ranka, turi žiūrėti į priekį. Nes aš paimu, aš kažką šaudau, bam, aš paimu iš karto, ir aš statau dėtuvę. Jeigu bus, pavyzdžiui, iš kairės pusės, tai viskas bus atvirkščiai. Viskas bus atvirkščiai, nes iš kairės pusės dėtuvės tu taip paimi ir užstatai. Nes tai realiai kažkur pusę ar sekundę tau papildomo nereikia laiko ir viskas. Tai tokie niuansus čia netgi, nors mes šiandien kalbam apie ekipuotę, bet čia irgi yra jų niuansas. Reikia teisingai Reikia teisingai ginklą, teisingai dėtuvės įstatinėti, nes aš irgi pastebėdavau per savo kariuomenės šaukimą, kai dėtuvę įstato taip. Visi šūviai viršui, kas irgi yra nekorektiškai. Mes visada bandom, kad pirmas dėtuvės dėklas būtų visada beveik toj pačioj vietoj pas visus. Arba panašiai kažkur ten. Žinom, kad nugarai kažkur ant šono visada būtų ne priekiai, kad
Jeigu karys gautų sužeidimą, mes jau žinotumėmės, kad nedaug laiko mąstyti, kur pasim dėklas, nes kai karys gauna sužeidimą, pagal visus standartus ir protokolus mes naudojame iš pirmo jo vaistinėlę. Paduodame pirmą pagalbą, plus pas mane, čia kaip yra vadinamas tas greitas atsisegimas. Realiai aš panaudojau vaistinėlę tik vieną kartą savo gyvenime per kovinius, kai gavau sužeidimą. Tai realiai labai čia patanka to apšaudimo buvo. Tai mes gulėjom krūmuose po medžiu, ten daug buvo krūmų, tai mūsų dronas nematė ir man reikėjo vaistus išgerti. Ten aš gavau kontuziją, tai man reikėjo išgerti visus vaistus, ten nuo antibiotikos, nuo uždegimo, bla bla bla, aš nežinau, ką ten paramedikas įdėjo, bet kažką įdėjo, kaip sakoma, tą pilpeką. Tai, kad jūs suprastumėt, vaistinėlė turi būti tokia vieta, kur jūs su dviem rankom visur galėtumėt jai atsekti. Tai pas mane aš realiai su kairė ranka tiesiog gulėjau, atsisegiau savo. Kaip matote, čia yra guma, ją galima normaliai pratempti. Aš atidariau, paėmiau vaistus, išgėriau, viskas. Atgal. Atgal jau taip neįstatysi, tai aš realiai tiesiog priklijuojau. Tai realiai yra labai patogu, nes kai kurie dar kariai naudoja vaistinėlės, kurios be greito atsisegimo ir viskas. Pas tave čia kažkur ant šono, tu negali savo vaistinėlę, žinai, prieš akis pastatyti, atidaryti ir paimti tau reikalingą daiktą. Turniketą, bintą ten gal, kai kurie būna, žinai, irgi būna kaulus sulaužai, irgi tos įtvarus visokiausios paima. O pas mane va, ant viršaus ir atsisegi. Viskas labai yra lengvai. Vienintelis niuansas, kad jau atgal per kovinius taip neįstatysi, nes įkipuoti ten, bet pagrinde aš netgi priklijuoti galiu ir viskas. Jį laikosi. Kaip matote, pas mane yra žirklės. Žirklės yra padarytos realiai, gauna sužeidimą karys į koją. Pas jį turniketas ant kojas. Pavyzdžiui, tai yra žiema. Žiema labai daug ant tavęs rūbų. Kritinį kraujavimą sunku pamatyti, nes kol visi kraujas įsirps, kiekvieną ten sluoksnį tavo užsidėta, tai lengviau apkirpti. Tai va. Pas juos pas mane yra visada, ne visi kariai taip nešioja, bet aš kai pradėjau nešioti, kariai mūsiški irgi pradėjo. Tai paprasti žirklės, medicininės, irgi ant gumytis, kad neprarasti ir įstatytis į dėtuvių dėklą. Viskas labai lengvai, paprastai ir sveria nedaug. Visada čia, visada prie vaistinėlės. Ne kažkur ten kitoj vietoj, prie vaistinėlės. Nes irgi gali gauti sužeidimų, kontuziją, dar kažką, ten reikia tavo kirti, tu galvoji, kur tavo žirklės. Tai logiškai prie vaistinėlės. Galia pas mane aš buvau kulkosvaidžio padėjėjas, tai pas mane čia buvo realiai mažutė tokia dėžė su juosta. Bet po to ne visom užduotim aš naudoju kulkosvaidžio juostą, tai čia būna, kaip aš sakau, papildomai dėtuvės. Pas mane čia guli papildomas dėtuvės, pas mane pagrindinis dėtuvės baiginėjasi, aš galiu netgi atidaryti su ranka ir paimti savo papildomą dėtuvę. Pas mane vis dar čia 2-3 papildomis dėtuvės, tai čia 90 šaudmenų. Irgi labai patogu, plus galime ne tik dėtuvės, ne tik jų, galim kažkokį daiktą padėti ten, galima netgi naktinio mąstymo prietaisą įdėti. Kiek jūsų fantazija leidžia ir ką jūs galite čia įdėti, kas leidžia. Netgi galima gertuvę čia įdėti. Kodėl ne? Nors būdavo taip, kad galima netgi kažką įdėti į tuščių dėtuvių dėklą. Kažką. Nes būdavom irgi, gan dažnai, va čia irgi gertuvė ir deda, kai žygiuoja dar kažką, nes patogu. Nes, vis tiek, ten dėtuvės vietos užtenka, tai tu tarp dėtuvė, vandenukas dažniausiai iškrenta per kovinius. Arba kažkur padeda į kitą vietą. Ir, kaip mat, kas čia kaba, kaip jūs manote? Kaip jį pavadinti? Plokštė. Ar čia pašikniuks atsisėdimas? Pašikniuks. Jo, pašikniuks. Okay.
Realiai visi naudoja, nes labai yra patogus dalykas. Tau nereikia ieškoti vietą, kur atsisėsti. Tu vat kur stovi gali ir atsisėsti. Žiemą labai patogu, nes nešąla. Žiemą jo. Ir plus į jį galima balistinį paketą įdėti. Va. Būdavo istorijos, kai realiai po šikniuko būdavo skeveldras pataikydavo. Taip pat galima ir Combat Belt irgi įdėti balistinį minkštą paketą, bet aš nededu, nes kaip praktika rodo, viskas tai skeveldras, čia tik viena vieta, kur skeveldrą gali pramušti. Tai realiai aš neišėjau balistinį paketą, nes tai yra papildomus svoris. Čia yra asmeninė mano nuomonė, kad man to nereikia. Bus kitas karys, pasakys, man reikia, gerai, prašom. Patimpi, gerai, nėra problemų. Plus, kom dar geresnis Combat Beltas, visada galima išardyti normaliai ir pakeisti. Bet čia tai yra mano, kaip sakom, pati idealiausia versija, kurią aš suradau. Nes kai aš tik atvažiavau į Ukrainą, tai realiai pas mane Combat Beltas buvo surinktas iš ko tik buvo. Plokas dėtuvės dėklai, dar kažkas. Visokie tokie niuansai yra. Tai čia yra pats mano geriausias variantas, kurį išėjo padaryti. Kiek sveria jisai su pilnais daiktais? Taip. Taip, čia kilogramas, ne, čia 300, apie 2 kilogramus. Čia, jeigu paskaičiuoti dėtuvės ir medicinę. Realiai taip, ne visada, negalim pasakyti, nes visada pas mane čia skirtingi dalykai būna skirtingi. Bet pas mane, sakau, pas mane yra balistinių paketais, yra gan lengvas. Tai, ir plus papildoma apsauga vis tiek. Gerai, tai pereisim prie šalmo, nes galva apsauga tai yra visada, nes jeigu pataikysi galvą, viskas. Valhalla laukia tave. Tai pas mane yra Danmark šalmas, irgi balistinis, 3 klasės, gali atlaikyti pistoletinę kulką. Realiai irgi buvo nupirktas už paramą. Čia yra fast modelis, kaip matote, nėra ausų apsauga. Nes fast modelis yra specialiai padaryta ausinėms, kad kuo greičiau. Nes jeigu paimti paprastą šalmą, pavyzdžiui, kur šaukime pas mus naudodami, tai yra uždaro tipo tokio, kur ausis uždaryta, tai iš pirmo reikia ausinės užsidėti, tik po to šalmą. Bet aš naudoju fastą, nes man tai yra patogu. Ir labai kas naudoja fronte fastą. Tai kaip matote, pas mane priekyje yra naktinio matymo prietaisą, kur aš galiu užsidėti naktinio matymo prietaisą. Realiai sveria normaliai, čia apie 200 gramus jis sveria kažkiek. Gal mažiau, plus minus, aš neturim dabar svarstyklių. Tik laikiklis tas. Taip, jeigu dabar užsidėti šalmą, tai realiai pajausite svorį. Bet irgi, čia yra papildomi kaveris, čia ne dėl to, kad man reikia antsiuvų, kad visi žinotų, kad aš lietuvis ir kariauju fronte. Realiai, jeigu pažiūrėsim atgal, akumuliatorius. Čia galima, pas mane buvo naktinį prietaisas, kuris yra naktinį prietaisą, kur tiesiog įstatai, kaip sakoma, tą tabletę akumuliatorių. Ir mano naktinį prietaisą, kurį gavau per paramą, pasiten atskiras maitinimas. Yra naktinio matymo prietaisas, akumuliatorius ir jį sujungi per sulaidą. Tai čia yra specialus dėklas tam. Plus čia galima nešioti 30 šaudmenų, mažą dėžutę. Tai būna kariai, čia nešioja. Okay. Plus dar čia galima kažkokį svorį padėti, kad subalansuoti centro svorį, jeigu, pavyzdžiui, su naktiniu matymu prietaisai. Nes kai naktinis matymo prietaisas yra prieki, labai gal, aš pasakyčiau, man kažkur po 2 valandų jau pradėjo traukti kaklą. Jauti, kad traukia kažkur, norisi į apačią. Tai irgi yra tas niuansas. Pas mane yra čia flashlightas. Yra 3 tipai, yra žalias, raudonas, baltas ir, tik 3 spalvas. Pagrinde aš naudoju tik raudoną. Tik raudoną spalvą, nes raudoną spindulį labai sunku pamatyti. Jis tiesiog kaip taškiukas. Jeigu su baltu švieti, tai jau matosi spinduliai.
Tai irgi. Fronte mes naudojam tik raudoną spalvą apšvietimą. Tai ausinės Air Armor, tai realiai yra aktyvius ausinės. Gan neblogas, bet pas mane jau truputėlį sudrožti laiku. Tai greitai naujas turėsiu pirkti. Tai aktyvius ausinės ką jie padaro? Stiprus kažkokį garsą ten sprogimą, slopina. Nors jeigu labai arti atskris, vis tiek banga ir tokį vis tiek duos per ausis truputėlį, bet 90% va, to garso slopina sprogimą, jeigu labai arti. O visus ten, jeigu žmogus kažką kalba ir ten šauda, tu jį išgirsi. Mažus jis didina, didelius mažina garsus. Tiesiog man sako, kad Sordins yra geresni. Visi, kas naudoja, vat, kurie naudoja armų, perini per Sordins, sako geresni. Žymiai. Nors pagal statistiką pas jūs decibelai viskas tas pats. Bet sako, kad nu, tie ten metaliniai, tvirtinimas Ukrainai jis vadinasi čiuburaška. Čia yra labai toks geras, kad tvirtinimas galima sukti kaip nori, nes būna kaip, pavyzdžiui, pažiūrėti visokiausios Lietuvos kariuomenės, ten sopukų nuotraukas, tai pas juos va čia ant viršaus tokie yra. Bet pas ne va. Aš noriu, va čia laikau, galiu užsidėti iš karto, galiu pasukti, uždaryti, pavyzdžiui, va, kad iš galo būtų ausinės. Kaip tik noriu. Kaip tik noriu. Plius yra padaryti garnitūrai radio ryšių. Tai čia, nu, aš mikrofoną nešioju, bet čia galima pastatyti mikrofoną ant ausinių. Iš karto nereikia raciją paspaudai ir per mikrofoną kalbė. Patogu, labai patogu. Bet kaip, pavyzdžiui, šturmavikai, tai nelabai aktualu. Kažkokiam ryšininkui, kuris fronte ten juda, nes aš mačiau ryšininkus, tai atsiprašau, 3 pas jį ten racijos, perjungimai visokiausi, tai jam, nu, švinėti racijas, tiesiog čia perjungi ir kalba į mikrofoną. Jokių problemų nėra, jokių problemų iš vis. O vienintelis niuansas, vat, viską, ką jūs matote ant šalmo, tai yra papildomas svoris. Tai yra jūsų kaklas, tai yra jūsų sveikata. Realiai man metai su pusė prireikėjo, kad jau pradėtų su kaklu būti problemos. Bet nu, manualinį masažą viskas tai išsprendžia. Tiesiog irgi su šalmu, jeigu pirksite savo šalmą, ieškokite, ko būtų mažesnis svoris, bet ta pati balistinė apsauga 3 klasės. Nes realiai vat, būna žmonės dar nuperka arba naudoja blogus šalmus, ten irgi 3 klasė, bet kaip aš sakau, Bosnijos karo šalmas, kur jam jau 100 metų, ta pati klasė, bet sveria ten Jėzų Marija kiek svorio ir, nu, vat buvo tokia situacija, mes kaip praeitą kartą man rinkom paramą, aš daviau savo ginklų broliai tą šalmą naują, nes pas jį buvo realiai senas šalmas. Senas, nepatogus ir sunkus. Aš jam daviau, jis pasakė, Jėzų Marija, čia realiai vat, kaip plunksna sveria. O šalmam dabar 3 klasė tokia standartinė, ne? Taip, čia nu, standartinė, nes jeigu paimti didesnis klasės šalmas, tai jo svoris bus didesnis. Ne, nu galima paimti 6 klasės šalmą. Tai jis nu, gali kulką sustabdyti normaliai, bet klausimas, ar jūsų kaklas taip. Nes irgi labai daug kas sako, vat, kai užsidedi šalmą, kad būtų čia atsekta. Kam tai padaryti, kad jeigu pataikęs skeveldra, ten akmuo, irgi buvo pas man vieną ginklų brolį, jam pateko, vat, atskrido mina ir akmuo labai didelis, jam pataikė šalmą, kažkur nukrito, bet viskas gerai, kaklą nesulaužė. Būtų prisektas, galėtų kaklą sulaužyti. Tai daug kas sako, kad taip būtų šalmas, kad nebūtų prisiktas. Nes vis tiek šalmas, sakau, išlaikys, gali išlaikyti ten pataikymą, bet jūsų kaklas ne. Bet mobilumą kiek atim, ne? Ta prasme, nu, va, krisi ant žemės, jeigu greitai reikės, tai tavo šalmas irgi nukrenta. Taip, bet su sulaužytų kaklu ir gulinti paralizuotas, aš manau, čia blogesnis variantas. Geriau ten, nu, tuo momentu, kad tiesiog atsistoti, suprasti, kas vyksta. Bet vis tiek, jeigu kažkas už nugarį bus tavęs, tai pusę problemų šalmą gali paduoti. Vis tiek pamatys, kad nukrito, kažkas atsitiko, pribėgs. Nes nu, šalmas yra toks dalykas, čia yra kaip
tas pats, va čia yra pagrinde krūtinės apsauga, širdies kritinių organų ir galva. Būna visokiausi variantai šalmų, kur uždaro balistinis paketas ten veidą, yra tokia. Bet ten pirmos klasės realiai tik nuskeveldavo. Bet aš mačiau tokius kurius. Realiai atrodo kaip riteris. Aš dar ateityje noriu savo nupirkti, kaip sakoma, akių apsaugą tokią didelę, kur nuimi ten irgi tokia balistinis kaip apsauga. Aš mačiau per vieną šturmą mūsiškis irgi užėmė, viskas. Pusė veido uždaryta. Ir čia kaip paprasti tie akiniai apsauginiai. Tai tiesiog didelį tau veidą visą uždaro. Nu čia kaip, galim pažiūrėti, kaip ten policija kažkokia ten Prancūzijoje, tai irgi matote, kad uždarytas veidas. Tai, nu, pas juos nusmūgia, o pas mus tiesiog nuskeveldri, ten kitas truputėlį apsauga. Labai skiriasi. Dabar papasakosiu apie plytas, kurias naudoja, tai yra ukrainietiškus gamintojų Ballistic. Realiai tai yra tiesiog supresuotas kevlaras. Bet viena tokia plyta sveria, kaip jūs matote, 1,5. Labai lengva plyta ir tos pačios klasės, 3. Anksčiau naudodavau 4 klasės palengvintos Turkijos kariuomenės plytas, bet supratau, kad man neapsimoka tokia apsauga, nes mano mobilumas krenta. Ir mes su mūsiškiu priėmėme sprendimą. Jeigu jau šaus labai arti, tai jokia plyta tau nepadės. Jokia plyta tau nepadės. O šita yra pats geriausias. Mes visas plytas, kurios gaunam, mes jos testuojam poligonuose. Skirtingi kalibrai, skirtingos kulkos ten. Tai šita plyta Kalašnikov 5x5 standartinė kulka, 3 kulkas išlaikė ant 100 metrų. Toliau pradėjo stipriai deformuotis, nes čia yra, yra tiesiog, kaip sakoma, balistinis tas minkštas, bet tiesiog supresuotas, jis pradėjo deformuotis. Tai 3 kulkas yra normaliai. Visai gera plyta. Kiek jau naudoju, tai realiai, kai perėjau ant baltų plytų, mano mobilumas labai tapo greitas. Labai. Nes realiai, jeigu paimti mano plate carrierį, tai be dėtuvių, be granato 3 kg. Labai yra mažai ir beveik visi perėjo ant baltų pas mus plytų. Kitokia, ta prasme, čia yra standartas Ukrainui, va ta balta konkrečiai šitą plytą? Ne, šita plyta nėra standartas, bet ji padaryta pagal ukrainietišką standartą. Kariuomeniai, dabar kariuomeniai, kaip pasakant, Ukrainos kariuomeniai dabar nėra tokia kaip standarta. Ką turi, tą ir nešioji. Aš nešioju va tokią ekipuotę, kurią aš paraudžiau, nešioju va tokią plytą. Kulka pataikė čia ir va čia užstrigo beveik, norėjau išeiti. Tai reiškia, kad šitoj visoj vietai yra deformuota. Reiškia, kažkur čia pateks, jau ne tokia bus apsauga. Nes, išdeformuota vieta jau kažkur. Tai, nes kai kulka pataika į balistinį plytą, visą ją energiją perina per visą plytą. Kaip sakoma, čia priima visą smūgį, išbalansuoja. Nes daugelis žmonių supranta, kad čia nėra kaip toks metalo gabalas, kuris tiesiog sustabdė kulką. Ne, jeigu paimsim paprastą metalą, tai jį prašaus. Nes balistiniam plytom yra naudojami specialios visokiausios technologijos, kuris sustabdo kulką ir visą jo kulkos energiją balansuoja per visą plytą. Taip, išsiskleidžia. Dėl viso pikto dar viską bendrai, tai kiek kas sveria? Kiek kas sveria? Vat viskas? Jo, va tie atskiri tokie dalykai, ką rodė pagrindinis plate carrieris. Tai gerai, paimsim mūsų šalmą. Taip, pagal pasirašytą mano dydį, jis 1,3 kg sveria. 1,3. Taip, bet čia be aksesuarų. Su aksesuarais tai gali iki 2 nueiti. Nors atrodo mažai, bet sakau, 1,5 pradės traukti kaklą. Combat belt? Combat belt 3 kg, kažkur iki 3 kg gali, bet realiai standartiškai tai kažkur 2 vidutiniškai. Plate carrieris? Plate carrieris 5. Čia plius minusas ten tos gramus, neskaičiuosiu granatų, kiek sveria, bet 5. Taip apvalinsim. O šarminė liemenė 7. Bet priimsim niuansą, kad yra dar kuprinė. Tai realiai, jeigu taip paimsim šalmą, combat beltą, pavyzdžiui, plate carrierį,
Ir kuprinė, jeigu čia šturmas, tai viskas nuo 30 ir daugiau. Daugokai skam. Taip, taip. Nes per šturmą daug granatų paėmė, jos visos kuprinėse, dar paėmė vandenėlio kažkokią, nes gal jeigu užimsi pozicijas, reikės gal valandą pasidėti, kol ateis pėstininkai jūsų iššortos ir priims poziciją. Kiek standartiškai imies šaudmenų ir granatų? Tai jeigu paimti, kiek standartiškai mes nešiojam, tai gerai, 2 granatos. Vidutiniškai granata viena sveria apie 300 gramų. Nu, tam priklauso nuo modelio, bet mes paimsim vidutiniškai, kad tiesiog būtų aiškiau. Dėtuvė 30 šaudmenų, irgi dėtuvė sveria maždaug irgi tiek pat. Čia irgi priklauso nuo kalibro, bet mes paimsim vidutiniškai tokį skaičių. Nes irgi būna kita dėtuvė, iš kito materialo, ten plastikinį, metalinį, dar kažką. Paimsim dažniausiai, ką naudojam. Plastikinės, paprasti šaudmeniai, tai irgi ten 300-400 gramų vieną dėtuvę. Tai dėtuvė viena pas ją visada jau prie ginklo prijungta ir 8 ant manęs, dar rezervinės visokiausias, kur jau užtaisytos, taip visada būna skirtingai. Aš paimu 3-4 jau užtaisytas ir dar papildomų šaudmenų. Rezervinės turiu omeny kuprinę dar dėdės papildomų. Taip, taip. Kuprinė, kad jau kažkur, jeigu tu atsišaudai, reikia pakeisti kuprinę, išimi, tos užtaisai, jeigu yra laiko. Tai bendrai maždaug apie 13 dėtuvių. Apie 13 dėtuvių ir 1000 šaudmenų dar papildomai. Ir granatos būna skirtingai, galima praeitą kartą, aš nepamenu, aš paėmiau 13 papildomų granatų. Tai irgi, ten dar vanduo kažkiek, ten sauso davinį, bet čia jau šturmo. Jeigu paimti pozicinį, kur ten kasų karas, tai realiai jeigu reikia kažką nunešti, ten pasakė, reikia šaudmenų atnešti per rotaciją, tiek ir paėmė. Nes pozicijoje realiai viskas jau yra. Batai ir problemos su pėdom. Kaip frontas? Gerai, tai pagrindė irgi, kai žmonės atvyksta pas mane, kai aš atvykau, pas mane buvo 5-11 batai. Realiai jie man pastoviai trindavo ir per vienus jau kuvinis į savo viso atgyveno. Tai perėjau ant Salamono Quest 4. Vienintelis niuansas Salamono Quest 4, tu turi nupirkti dydį ant pusę didesnį tavo kojas. Nes pas mus mūsiškai pagrindė tai yra lova arba Salamonai. Arba kažkokia dar trečia kažkokia firma, ten vienintelis jis naudoja, jis sako, man netrina, man viskas gerai. Tai su kojam jo. Turi būti geri batai, jūsų kojai, ten demisezon kažkokie batai, kariniai, ten turistiniai, kur prie žygiavimo, kad jie jums netrintų, neprakaituotų, nes vis tiek prakaituoja, tai irgi higiena, trina, bla 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 ir taip toliau. Bet pagrindė, kad būtų patogu jūsų kojai. Nes jeigu paimti dabar Lietuvos kariuomenės standartai, visi nešiojate tos pačius batus, bet kojas pas žmonės būna skirtingi. Nes man Salamonai tinka. Kai kurie nešiodavo Salamonai, pasakė, man netinka ir perėjo ant lovą. Kaip tik dar šį kartą neatsinešiai, bet minėjai, kad į kuprinę dar dėdės daiktų. Kokią iš vis kuprinę naudoji? Šturmo. Šturmo paprastų kuprinė 30 litrų. Realiai pas mane buvo 5-11, nebloga, bet tai ten gavo skeveldrą vieną kartą, aš tam paskolinau mūsiškiui, po to reikėjo naują pirkti. Tai realiai iš šturmo tai 30 litrų. Aš turiu ir žygio, bet žygio realiai čia iš to pačio pagrindinės bazės į pafrontės bazę nuvažiuoti, sukrauti daiktus. Žygio kuprinę ne kartą kovinėse nepanaudojau. Neapsimoka, jau ne tas karas. Viskas, reikia 30 kg, tai sakau, vandens, sauso davinio, papildomų šaudmenų ir priklauso nuo užduoties. Ar buvo kažkokia taktinė ekipuotė, kur ant popieriaus skambėjo labai gražiai, bet kai pradėjai praktiškai naudoti, iškart supratai, kad ne? Čia turbūt tikrai bus, čia reikia prisiminti. Jeigu paimti ekipuotę visą, kurią naudoju, nes būna skirtingus, aš ir MTAK, balistiką, ataką, helikonai irgi turėdavau, naudodavau. Gerai, tai pagrindinė, pavyzdžiui, čia man
toks niuansas yra, kai kurie gamintojai būna iki šiol naudoja minkštas dėtuvių dėklą. Tai pradžioje, kai dar nesuprasdavau, ko skiriasi dėtuvių dėklai, nes realiai visa mano karinė patirtis tai buvo šaukimas. Ten buvo, aš jau nepamenu gamintoją, bet nupirkau iš jo dėtuvių dėklą, o jie minkšti. Ir realiai be gumytės tos, kurių prilaiko dėtuvių dėklą, tai realiai nesilaiko. Antras dalykas, tai, Helikon, aš nepamenu modelį, Helikono kelnes. Nes pas mane buvo pora daikto kombas beltas Helikono, visokiausiai. Realiai nepatiko. Nors buvo parašyta viskas, kondūra, ten dar, užsidėjau, ne mano. Ten trina, ten kažkas ne taip, nors dydis, viskas gerai padaryta. Ir dar ant pabaigos tos kelnės pas mane suplyšo poligonė. Tai aš supratau, kad Helikonas tai gal daugiau prie tokio šatasvaidžio eventams, kaip sakoma. Nes aš netgi fronte nepastebėjau, kad kažkas naudoja Helikoną. Okay. Aš nesakau, kad Helikonas yra blogas, bet... Kam nors tikrai nepatiks to komentarą. Jo. Nes aš buvau labai išsidomęs. Blemba, geras kelnes, porą poligonų ir suplyšo ir toks. Kaip čia? Apie koinės. Ar yra specifinės koinės, kurias visad naudoji, ar maždaug... Aš standartinės... Ar kažkokie yra niuansai, kai kuriuos žiūri ir nesvarbu, kokias koinės? Man, aš pagal savo koją tikrinu, tai yra labai lengva. Jeigu aš užsidedu koinės ir pas ne pradeda iš karto prakaituoti kojas, jie man trins. Aš taip ir tikrinau visada koinės. Nors aš vizuališkai jau žinau, kokias pirkti, tai, nes, pavyzdžiui, Ukrainos kariuomenės, kas man labai nustebo, turi labai kokybiškas koinės. Labai kokybiškas koinės. Ir MTAG gamintojas Ukrainai pradėjo tokius pat gaminti. Ten tiesiog vietoj ZSU parašyta MTAG, bet nieko neskiriasi. Realiai visada perku, ten viena pora koinių kainuoja ten euros kažkiek. Čia jeigu versti iš grivnų, realiai. Varai parą, netrino koją, prakaitą visą paima ir dar netaip prakaituoja. Tai realiai visiems siūlau tiesiog surasti savo koinės, čia kaip batai. Batai yra individualus dalykas ir koinės irgi. Nes aš sakau, aš užsidedu kažkokias koinės, atrodo gerai, kainuoja daug, užsidedu, pradedu prakaituoti iš karto koją, supratau viskas. Į žygius ir kovinius užduotis aš tokias neimsiu. Tas esminis dalykas yra, jeigu prakaituos tą koinę, tai pritrins ilgiau. Netgi taip. Netgi žiemą, šalta, užsidedi koją, turi šiltą, pas tą koją pradeda prakaituoti, viskas. Ar naudoji tuščių dėtuvių krepšelį, o gal geriau turėti gertuvę ir nenutrokšti? Tai čia toks keistos klausimas, bet kaip pats sakėjai, tuščių dėtuvių maišelį gali įsidėti tą pačią gertuvę? Čia yra tokio kaip kariuomenės, kur ten standartas reikia, kad gertuvė būtų kažkur prijungta. Iš pirmo, gertuvė tai yra vieta, kur jūsų gertuvė, tai yra granatą galima vietoj jos prisisegti, dėtuvių dėklą, geriau būtų ištroškusiam, bet gyvam. Tai realiai, aš sakau, paimi vandenį, padedi į kuprinę. Ten kažkur greitai žygiuojam vieną kovinį užduotį, greitai 2 minutės pauzė, išėmė, atidarai, išgeri vandens, uždarai. Viskas. Jau niekas taip nenaudoja. Nes, sakau, ką man ant combat beltą, kažkur man dėti gertuvę. Nes gertuvė tai pusę kažkur kilogramą, jeigu standartinę paimti, tai vandens bus 500 ml ir man reikės vėl iš naujo balansuoti mano combat beltą, nes turi būti išbalansuotas svoris. Jeigu svoris kažkur vienoje vietoje didesnis, tai iš pirma ant jūsų sveikatos ir ant jūsų mobilumo. Per daug nesiplešiant, gal galėtum pakomentuoti, ar turi peilį ir kokį ginklą naudoji, tuos 2 tokius ginklus apibūdinti. Taip, peiliukas pas mane, aš nepamenu koks, bet paprastas peiliukas, toks mažiukas, tiesiog kam aš jį naudoju. Tai, visada turi būti peilis, nes žinai, ką reikia kažką papjauti, ne žmogų, ten virvė dar kažką padaryti, ten atotampą, bet dažniausiai dar yra multitūlas, aš naudoju Swiss multitūlą mažiuką turiu,
labai patogus, ten realiai visko, ko reikia. Maži žirkliukai, ten visokiausi peiliukai, visko, ko reikia. Dar kas ten buvo minėta, kokį ginklą naudoja. Tai aš naudoju asmeniškai CZ Brand 2, tai yra NATO 556 kalibro, antros generacijos dėtuvės AR priima. Tai labai yra lengvas ginklas, net beveik visus išorinės detalės padarytas iš gero kokybiško plastiko. Realiai tik viduje viskas metalinė ir tos visos kritinės detalės. Turim klausimą iš Manto. Galbūt buvo ar turėjo bendražygių kulkosvaidininkų ir kur jis arba jie talpinosi šovinius arba kabūras? Gerai, tai yra specialūs dėklai, specialiai padaryti tos dėžutėms mažom. Tai jeigu žygiuojam, tai iš taško A, pavyzdžiui, tašką B, kur nebus kontakto, saugi vieta, ginklas neužtaisytas kulkosvaidis, nes nelabai patogu nešti, kai prijungta juosta. Tai jeigu paimti, kai aš buvau kulkosvaidžio padėjėjas, aš visus šaudmenis kupriniai juostas nešiodavau. Kai buvau pagrindinis numeris, tai pas ne buvo ant dešinės ir kairės pusės ir kupriniai viskas. Ir vamzdis buvo kupriniai. Tai realiai, sakau, naudojate paprastą ginklą, pas jūs tokie dėtuvių dėklai. Jau kulkosvaidžio yra dėklai. Ten netgi PKM, jau NATO ginkluotė yra, kuri irgi naudojama kulkosvaidžiai, ten FN Magas, FN Minimi, netgi jiems jau pradėjau gaminti dėklai. Aktualus klausimas, ką pilnai sudedi į IFAK-ą? Visi daiktai, kas tavo IFAK-ė? Gerai, tai iš pirmą IFAK-ą sudedu ne aš, o mūsų paramedikas skiriaus. Paramedikas yra atsakingas, kad kiekvienas karys per užduotį visi turėtų turniketus ir jų vaistinėlė būtų komplektuota. Bet dažniausiai tai eina, ten visada yra vienas turniketas ir, pavyzdžiui, ten izraeliškas bintai, ten ir hemostatikai eina, pilpekas tas vadinamas. Pilpekas tai yra visokiausias antibiotikų, nuo uždegimo, nuo vėmimo tabletės, kai, pavyzdžiui, gauni kažkokį sužeidimą, jeigu tu gali, tu išgeri tas tabletės. Ten kortelė individuali, kad ten iš karto kortelė vardas pavardė, kraujas, tavo grupė, iš kokias tu šalies, kad, nes tas yra padarytas, pavyzdžiui, tave evakuoja, paramedikas ten ar atsakingas žmogus, kuris tave evakuoja, supildo, kokį sužeidimą, kur ten žmogelis toks ir parodo, kad jau perdėti kitai medicinos tarnybai, ten į hospitalį karinį kažkokį, jie žinotų, koks pas tavęs sužeidimas, kokius vaistus tau leido. Kad nebūtų taip, kad tau leido kažkokius narkotinės medžiagas medicininės ir tau kažkur, jau guli kažkur kariniam hospitalį, tau įveda ir tu bats mirei, nes kažkas nesupildė. Tai jo, tai turniketas, bintai, hemostatikai, pilpekas, maža lipnį juostelė būna. Nes, pavyzdžiui, irgi reikia kažką pritvirtinti, ten, pavyzdžiui, rūbus supjaustai, reikia, kad žiemą, kad ten mažiau jis šalta, ten ta, kaip sakoma, antkladė, tokia mažiutė, kuri atšviečia tavo, kaip sakoma, šilumą, taip, šilumą. Va. Ir dar visokiausius, pavyzdžiui, būna pataiko skeveldras į kvėpavimo sistemą pramuša, prasideda, kaip sakoma, labai atsiprašau, nežinau kaip taip lietuviškai, nes... Hemostatinė tvarstė? Ne, hemostatinis yra nuo kritinio kraujavimo. Čia yra... Okliuzinė? Inkliuzinis, taip, inkliuzinis. Okliuzinė krūtinė. Tai visada hemostatikas 2, o inkliuzinis kažkur 4. Bet jos visos mažai vietos užima. Bintai 2. Izraeliškas bintas 1, turniketas 1 ir dar nosies, jeigu pavyzdžiui yra toks niuansas, aš guliu be sąmonės, paramedikas įkiša tokią kaip... Nazofaringinį. Taip, į nosį, aš galėčiau kvėpuoti. Ir prie jo dar mažas lubrikantas.
Tiesiog kiek maždaug kainuoja ekipuotė? Vidutiniškai gal 2000-3000 eurų. Čia yra viskas, ką Viską, rodei? ką aš dabar... Ne viską. Atsiprašau, dar ne viską. Nu, aš šiandien skaičiuoju savo naktinį matymų prietaisą. Tai Ne, nu ten jo. išeitų tada 6000. Jo. Tai jo, ekipuotė kainuoja daug, bet jeigu, kaip pasakė mano vieno ginklo brolis, jis dėja žuvo, jeigu jūs taupysite ant ekipuotės, tai jūs taupate ant savo gyvenimo. Nes turėsit geresnį ekipuotę, geresnį apsaugą, bus geri dėklai, jūsų kovinė, kaip sakoma, jėga ir jūsų kovinės užduotis bus lengviau vykdyti. Nes, jeigu pas tave blogas plate carrieris, ten jis plyšta dar kažką, nupirk naują, tai yra tavo gyvenimas, surask rėmėjus, surink pinigus, dar kažką. Nes man, pavyzdžiui, pasisekė, aš visą savo ekipuotę, ačiū Dievui, ne už savo pinigus pirkau. Už lietuvių tautas, kaip sakom, remiamus pinigus. Nes pradžioj karo vat ką aš turėjau blogą šarminę liemenę, blogą combat beltą, ten šalmą, kurį išdavė, tai viskas daug sveria, tai buvo sena ekipuotė, bet pirmą laiką, kas buvo, tą ir naudojau. Po to, kai atnaujinau ekipuotę, kaip iš naujo gimiau. Realiai, kaip iš naujo gimiau ir lengviau buvo įdėti, nes, realiai pas mane buvo Turkijos kariuomenės šarminė liemenė, sena tokia, aš netgi, ten 4 klasės plytas, balistinį paketą, jį kaip ir viską apsaugodavo, bet tu supranti, kad čia, yra praeita karta, kur, taip pat apsaugo, bet sveria daugiau, yra jau alternatyva, yra jau Ukraina gamina tas pačius balistinius paketus, tokios apsaugos, bet jos ten sveria, realiai kaip plunksna. Tai realiai rekomenduoju netaupyti ant ekipuotės. Jeigu, pavyzdžiui, jūs tarnaujate Šaulių sąjungai, tai visada palaukit gerų nuolaidų ir nupirkti ekipuotę. Nes dabar yra taikos metu, visada galima pataupyti kažką ir nupirkti gerą. Aš dėja tokią negaliu savo pasiūlyti, nes aš kariauju, aš būnu fronte, man reikia visada atnaujinti kažkokį ekipuotę, nes ekipuotė greitai nusidrožo. Manau, kad šiam kartui apie ekipuotę užteks. Ar žadi dar grįžti į frontą? Taip. Aš išvykstu sausio mėnesį. Tai realiai viską, ko reikėjo, jau dapirkom per šį atvira širdis. Tai jeigu jūs norite mane paremti, tai visus rekvizitus paliksim po šio video. Ačiū už pasidalintą informaciją. Ačiū tau.